Gerą dieną, mėly klajūnai. Na, po šiokios tokios pertraukėlės vėlgi sugrįžtame į sostinę Vilnių. Truputį čia pasižvalgysime. Kartą teko užklysti į Žvėryno bažnyčią ir bemedituojant, besižvalgant, akys užkliuvo už altoriaus. Jis tikrai yra išskirtinis, tokio dar Vilniui tikrai nematęs. Ar kam yra tekę matyti paskutinės vakarienės sceną, bet ne paveikslą ar nutapytą ant sienos, o išdrožtą iš medžio. Tai jeigu neteko, tai kviečiu apsilankyti ir vertinti. Pats keisčiausias dalykas, kad Jėzus dingęs. Tiesiog nėra tuščia kėdė. Nežinau, ar čia skulptorius drožėjas Nyčės prisiskaitė ir nusprendė, kad Dievas miręs ir jo nebereikia net ir per paskutinę vakarienę. Tačiau dar labiau į save dėmesį atkreipė lipdiniai virš altoriaus, kur toks kaip nedidelis vadovas po Vilnių, pažymėti, pavaizduoti žymiausi pastatai senojo Vilniaus, tai ir galim ir Petro Povilo, ir Onos bažnyčią rasti. Tačiau vienas statinys atkreipė į save dėmesį, nes tokio lyg ir nėra Vilniuje. Galbūt taip nekukliai statytojai įamžino pačią Žvėryno bažnyčią, bet ji lyg ir netaip iš išorės atrodo. Patys įvertinkite. Na tiesa, bokštai buvo suprojektuoti bažnyčios, tik jie niekada nepastatyti, tačiau vis tiek forma lyg tai kažkokia įtartina netokia. Ar gali būti, kad Vilniuje stovėjo dar viena svarbi ir žymi bažnyčia, kurios neliko nė kvapo? Pabandykime išsiaiškinti. Ir kažkur giliai atminties gelmėse sugirba toks atsiminimas, kad buvo statomas kažkoks grandiozinis megaprojektas Vilniuje, toks kaip Gaudžios Sagrada Familija į Barceloną ir niekada nebuvo pabaigta. Ar tai gali būti ji? Pradėkime tyrimą. Šiais laikais tokį Antaną Vivulskį mažai kas primena, nebent gatvė Vilniaus Naujamiestį. Tačiau Lietuvos enciklopedija rašo, kad tai žymus lietuvių 20 amžiaus pradžios architektas ir skulptorius. Jau nuo pat gimimo 1877 metais Antano Vivulskio biografija labai keistoka, nes rašo, kad gimė jis Totmoj kažkokioj Vologdos gubernijoje, nuskurdusių šlėktų, tai yra bajorų giminiai. Toliau tėvas greitai miršta, tai reiškia visiškai turėtų būti finansinis krachas, bet motina įdomiu vardu Adelaidė, kur dar rašo, kad net ir žemaitiškos kilmės turbūt. Tai persikrausto į Mintaują, Jelgavą, Kuršo guberniją. Tenai jis baigė mokslus, tada dar Galicijoje, Ukrainoje dabartiniai pasimoko. Toliau iš karto atsiveria keliai į Vieną, baigė tenai studijas, tada Paryžiui, baigė Paryžiui studijas, gyvena daug kur Europoje, netgi Šveicarijoje. Ir 1913 metais tik tai 6 metai iki mirties atvyksta į Vilnių. Taip įtartinokas toks lietuvių gautųsi architektas. Lenkai tai rašo, kad Lenkas. Bet jie viską rašo, nuo Kosciuškos iki Mickevičiaus, tai čia dar galima pasiginčyti. Aišku, iškart kyla klausimas, kas per tokie galingi, super turtingi patronai. Nes kaip čia nuskurdęs, bankrutavęs bajorėlis padaro tokią karjerą, mokosi Paryžiuje netgi pas labai žymų tuometinį skulptorių irgi Antaną Mercier. Taigi šis neturtingas menininkas blaškosi po Europą, ir kaip rašoma, jį pastebi Lenkijos emigraciją ir sako, tu toks talentingas, artėja jubiliejus Žalgirio mūšio, sukurkime paminklą Žalgirio mūšio. Ir Vivulskis savo studijoje, ne bet kur Šveicarijoje, imasi šio darbo. Ir 1910 metam
Jau naujasis kūrinys baigtas, tikriausiai visi jį matėte Krokuvoje. Kalbama, kad pagal pirminį projektą tai Vivulskis norėjo 2 raitelius ant viršaus užkelti. Tai yra Jogailą ir Vytautą lygiaverčiais padaryti, bet Lenkai nesutiko užsakovai. Todėl Vytautas lieka liūdėti paminklo pačioje, pavargęs atsirėmęs į kalaviją ir netgi be karūnos, kurios taip ir nesulaukė. Ir kai paminklas jau gatavas, belieka apsispręsti mažą smulkmeną, ką su juo daryti. Na ir Lenkų emigracija nusprendžia, nusiųsime į Krokuvą, gi tuo metu priklauso Austro-Vengrijos imperijai, tai labai apsidžiaugs ir leis pastatyti, kai kaip tik vokiečius ir sumušė Žalgirio mūšį. Nu ir taip ir vyksta, pakrauna į traukinį, nusiunčia ir jubiliejaus proga iškilmingai pastato, visi laimingi, valdžia laiminga, stebuklai ne kitaip. Jeigu jum vieniems ši istorija kiek keistokai atrodo, tai galiu pasakyti, po kurio laiko austrijokai atsikvošėja, nes 1939 metais vienas toks ūsuotas austras vokiečių pagalba užima vėl Krokuvą ir paleidžia šitą paminklą į orą, net negalvodamas, kad po kelių metų pats gulės panašią pozą kaip ordino magistras savo, tai tik tai šiek tiek apanglėja savo bunkeryje. O toliau vyksta dar keistesni dalykai, nes, kaip minėjau, 1913 metais Vivulskis nusprendžia vykti į carinę Rusijos imperiją, į Vilnių, kuris tuo metu okupuotas. Na ir be abejo, kaip kitaip, rusų valdininkai pasitinka jį išskėstomis rankomis. Taigi valdininkai Vivulskiui ir sako, nu tu čia tiek metų po Europą klajojai, dabar nukritai kaip iš mėnulio ir austram kūrei kažką, nu atrodai labai patikimas mums. Ką norėtum čia veikti? Na, ir Antanas nesikuklina. Sako, na va, girdėjau, už Atlanto stato dangoraižius, tai aš noriu pastatyti dangoraižį Dievui. Tai yra didžiausia bažnyčia Lietuvoje, beveik 100 metrų aukščio, kad nustelbtų visas cerkves Vilniaus. Valdininkai pasikaso pakaušius, pamasto ir nustemba, kaip jiem patiem tokia gera mintis iki tol nebuvo atėjusi. Na ir klausia toliau, o kur statysime šitą bažnyčią? Na, Vivulskis sako, tai ant Pohuliankos kalno, kad matytųsi iš viso Vilniaus. Kaip tik ir jūsų naujoji cerkvė šalia pastatyta Romanovų 300 valdymo jubiliejui, tai va galės mano naujoji bažnyčia ją nustelbti ir šešėliuose paskandinti. Kągi, labai logiška, sutinka caro pavaldiniai. O kaip tai atrodys ta bažnyčia? Na, Vivulskis atvirauja. Tai jau keli metai aš paišau, braižau Lenkų emigracijos jūsų nekenčiamų priešų užsakymų. Tai gal gali parodyt, klausė jo. Sako, ne, parodyt negaliu, nes galutinio varianto nėra, aš statysiu taip, kad niekas nežinotų, kaip jį turi atrodyti, kai bus pabaigta. Labai gerai, sutinka caro pakalykai, bet va vieną klausimėlį dar reikėtų aptarti. Piniginį, nes mes kaip tik su tais pačiais austrais ir vokiečiais karui ruošiamės, Kaune tvirtovę statom, sumokėjom tiek pat jau į statybą sukišom, kiek gavom Aliaską pardavę. Iš kur tiek pinigų tokiam dangoraižiui gausim? Vivulskis irgi turi atsakymą. Šiek tiek emigracija prisidės, taip pat jūs vietinius katalikus čia spaudžia, tai jezuitai žadėjo po pinigėlį susimesti. O kaipgi pavadinsime šią naują bažnyčią, toliau smalsauja caro pavaldiniai. O pavadinsime Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčią, kadangi jūs po sukilimo šiam 3 metų uždarėte vadinamą Vizičių vienuolyną ir rekvizavote Švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčią, pavertėte cerkvę, tai va bus jums kaip gyvas priekaištas. Sakysite, tokių keistenybių gyvenime negirdėjot, ką jau ten Klajūno niekur negirdėjot. Ne, viskas taip ir įvyko, dar tais pačiais metais, 1913, Vivulskis imasi darbo. Į dangų pradeda stiebtis gelžbetoninio giganto
griaučiai. Ir po metų akurat kyla karas 1914 metais. Ne bet koks, pasaulinis, bet statybos tęsiasi. Rusų dvi armijos sumušamos rytprūsiuose, frontas pradeda judėti link Lietuvos, darbai tęsiasi. 1915 metų Liepos mėnesį kaizerinė Vokietijos kariuomenė įžengė į Vilnių. Vokiečiai greitai įveda savo ornungą, rekvizuojami maisto produktai, žirgai nusavinami kariuomenės naudai, kertami miškai, tiesiami geležinkeliai. Nenuostabu, kad ir Lietuvos vyrai pristatomi prie darbo. Ir staiga naujieji šeimininkai apsižiūri, kad tiesiog jų pašonėje kažkas tiesioginė žodžio prasme gyvena statybvietėje ir kasdieną plūša kaip koks krusdeliukas. Na ir domisi, o ką tu čia darai? Sako, didžiausia bažnyčia Lietuvoje ir vieną didžiausių pasaulį statau. Karo metu stebėsi vokiečiai. Sako, iš ko statai? Sako, gelžbetonės konstrukcijos, čia naujas statybos revoliucija pasaulyje vyksta. Na, vokiečiai pagalvoja, kad ir jiem būtų gerai tokią technologiją įvaldyti, galbūt reikėtų pasamdyti Vivulskį į kariuomenę pas save, na, bet bažnyčia svarbiau. Klausia, ar aukšta bus? Sako, aukšta beveik 100 metrų. Logiška, galvoja vokiečiai. Kaip tik bus labai geras orientyras priešui, kada kontratakuojant artileristam atstumą matuoti. Sako, gerai, statyk toliau. Ir statyba vyksta toliau. O gal galime tau ko nors padėti, smalsauja naujieji šeimininkai. Na, Vivulskis kukliai atsako, ne, viską spėju, nėra čia tiek jau daug to darbo, bet sako, aš dar ir daugiau idėjų turiu. Va, kažkada Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais ant senosios Kryvių pilies kalno buvo pastatyti 3 mediniai kryžiai, bet supuvo, nugriuvo. Tai sako, norėčiau atstatyti didesnius, gelžbetoninius, kad matytųsi iš viso senamiesčio. Puiki mintis, susižavi kaizeristai. Bus tau ir medžiagų, ir leidimas, tik tai pasakyk mum, mes ne vietiniai, o ką tie 3 kryžiai reiškia? Na, žinote, Algirdo laikais 14 amžiai čia 3 tokius vienuolius prikalė už tai, kad mėsos nevalgė. Vokiečiai žinoma pašiurpsta, nes kaipgi be savo gyvenimą be vokiškų dešrelių įsivaizduotų. Bet, sako, tai ten matyt buvo stačiatikių vienuoliai, o mes dabar su rusais kariaujame, kaipgi jiem paminklus statysime. Vivulskis ir čia traukia kozirį iš rankovės. Sako, aš ant piedestalo užrašysiu, kad čia ne 3 stačiatikiam tie kryžiai, o 7 pranciškonų vienuoliam. Nes pagal legendas Algirdas kaip su dalgiu šienavo į kairę ir dešinę tuos krikščionis. Bet kryžiai tai 3, o pranciškonai 7, masto vokiečiai. Nepatikės žmonės. Patikės, antrina Vivulskis. Parašysite vietiniam laikraštuke, ką laikraščiuose parašo, visada iš karto tiesa tampa. Parašysite, kad iš abiejų pusių kalė, o vienas eiliai laukia, kur problema. Taip ir nutiko, atsirašdo įrašas, kad tai yra 7 pranciškonų vienuoliam. Darbas verda, į dangų įsirėmė 3 baltutėliai nauji kryžiai, kyla toliau ir bažnyčios kontūrai. Tačiau nelaimė. Karas pasibaigė, valdžia keisis. Vėl reikia kažką daryti. Į Vilnių pretenduoja jaunoji Lietuva, taip pat Lenkija, taip pat Baltarusija, taip pat penktakolonininkai sovietai, iš vidaus čia kažką krepždantis. Na ir galų gale vokiečiai vis dar nepalieka Vilniaus. Bet kai pagaliau 1918 metų gruodį vokiečių daliniai pradeda trauktis, mieste užverda tikra košė. Lenkai įkuria tokią savigynos organizaciją, į kurią kviečia stoti Lenkus ir vietinius baltarusius.
Lietuviam tiesa rekomenduoja stoti į kūriamus Lietuvos kariuomenės dalinius. Dar įdomiau, kad Baltarusijos vadas, naujosios, nesovietinės, jie irgi norėjo valstybės, pasipiktina, kad Lenkai kviečia vietinius baltarusius į savo dalinius ir prieštarauja, kad Baltarusija eitų kariauti už Vilnių. Vivulskisgi pasirenka Lenkų savigynos organizaciją, kuri jau gruodžio mėnesį apie 1500 žmonių surenka. Ir kaip nekeista, išlindęs iš savo statybų, iš karto atsidūrė pačiam epicentre, dabartinio Užupio gatvės 5 numeryje buvusiame dvare yra būtent tos organizacijos štabas ir Vivulskis tenai būdi. Paliegusios sveikatos tuberkuliozę sergantis Vivulskis, inteligentas, menininkas, atrodo pati tinkamiausia kandidatūra Lenkų pasipriešinimui saugoti jų būstinę. Ir 19 metų sausio 1 dieną pradeda įdėti šūviai. Visų pirma, artėja ir pati sovietų kariuomenė link Vilniaus ir tuo naudodamėsi vietiniai aktyvistai, penktakolonininkai bando sukelti perversmą iš vidaus ir tada Lenkai jį numalšina. Būtent sausio 1 dieną Jakšto gatvėje įvyksta šturmas sovietų administracinio pastato, žūsta 3 žmonės ir dar 5 nusišauna, įtartinai lietuviškom ir žydiškom pavardėm, vėliau jam pastatomas paminklas katedros aikštėj. Na, o Škirpa, žymusis Škirpa pasinaudoja progą ir su grupele aktyvistų, savanorių lietuvių, iškelia trispalvę Gedimino pilyje bokšte. Tiesa, neilgam, nes labai greitai jis ir pats traukėsi į Kauną. O Vivulskis, ką tuo metu Vivulskis, jis toliau saugo štabą. Ir sausio 3 naktį įvyksta tiesiog mistiškai nepaaiškinama istorija, bent kaip apie ją mums rašo. Vivulskis būdi prie štabo ir mato, kad kitas savanoris dreba iš šalčio. Ir sako, imk mano karinę milinę, sušilsi. Ne, kad nueitų į štabą ir paimtų tuo metu, kurie viduje yra, pasiskolintų drabužių, patį nusiųstų. Galų gale miestas tuo metu mažas, kodėl iš namų tas žmogus neatsinešė jokio drabužio, sunku pasakyti. Ir kas toliau? Paliegęs tuberkulioznikas, Vivulskis lieka pusnogis lauke ir, praktiškai nusižudo. Jis atgula į ligoninę su plaučių uždegimo, o po 2 dienų į miestą jau įsiveržė sovietai. Ir Lenkų savanoriai traukėsi. Na, tikriausiai Vivulskiai tokį nusipelniusi ginant štabą pasiema su savim. Ne, visiškai ne. Sako, tu čia pagulėk. Žinom, kaip sovietai gražiai elgėsi su karo belaisviais, tave pamaitins ir pagydys. Na, be abejo, taip ir nutinka. Ir sausio 10 dieną Vivulskio jau netenkame. Ar grinai nuo ligos, ar sovietai padėjo, niekur apie tai nekalbama. Dabartiniu metu Antano Vivulskio sušalimo vietoje yra, nepavadinsi paminklinė lenta, paminklinė milinė, būtent kuris atidavė savo drabužį ir pasmerkė save mirčiai, palikdamas savo nebaigtą statyti bažnyčią. O iškeliavus architektui ir bažnyčiai ateina sunkus laikai. Logiška būtų manyti, kad Lenkai pagerbdami Vivulskio atminimą toliau tęsė darbą. Bet ne, labai minimaliai. Nebaigtose groblose bažnyčios pradedamos laikyti mišios, kiek jau pastatyta, tiek stogas uždengtas. Tiesą sakant, nelabai ir žinojo, kaip toliau bandė kažką perprojektuoti, bet atsiminkime, kad Vivulskis net neturėjo galutinio projekto, jis kaip Gaudį, kaip genijus statė praktiškai savo mintyse. 1944 metų Liepą sugrįžta sovietai, prasideda antroji sovietų okupacija, vėl nauji šeimininkai. Ir su laiku senuosius
griaučius bažnyčios nuspręsta sunaikinti. Bet vėlgi vyksta stebuklingas dalykas, bažnyčia nesulyginama su žeme. Ne, jos, kaip čia pavadinti, konstrukcijos išsaugojamos apipilamos betonu, kad su laiku būtų galima nuimti tą kevalą ir tęsti statybas. Ir toj vietoj išdygsta, ne dabartiniai, tuo metu buvę statybininkų kultūros rūmai. Dabar irgi galim pasižiūrėti, kas čia dabar vyksta, ogi nieko. Pats Antanas Vivulskis po mirties buvo ir palaidotas šitos bažnyčios kriptoje. Ir perstatant jis buvo perlaidotas į Rasų kapines. Jo antkapio vietą galite aplankyti kiekvienas ir dabar. O dabartinės Vivulskio ir Vytenio gatvių sankryžoje po storu betono sluoksniu ir iki šiol giliai miega nebaigtoji statyti Vivulskio vizija, didžioji bažnyčia. Kai eisite pasivaikščioti, būtinai aplankykite ir šią vietą. Šalia pamatysite maketą, vieną iš daugelio maketų, nes niekas tiksliai ir negali pasakyti, kaip ji turėjo būti pastatyta iki galo. Savo pasakojimą pradėjome apsilankydami Žvėryno bažnyčioje ir kaip nekeista, užsuksime tenai dar kartą. Ogi altorinis paveikslas iš nebaigtos statyti Vivulskio bažnyčios, bet kaip minėjau, jau kur vykdavo mišios, tas paveikslas dabar kabo šoninėje navoje būtent Žvėryno bažnyčio ir jį galima ateiti apžiūrėti, originalą. Paveiksle būtent ir pavaizduotas Šventosios Marijos Margaritos Alakok jai apsireiškiantis Jėzus, įrodantis į savo švenčiausiąją širdį, nuo tada tas kultas švenčiausiosios širdies ir prasidėjo. Tiesą sakant, ir mūsų Vilniaus šventoji Faustina toliau tęsė tą misticizmo tradiciją, nes ir jos ir vainikėlis, kur iki šiol kalbamas, tai irgi apie Jėzaus širdį. Pats Vivulskis buvo labai religingas, tikras mistikas, iš tikro savo profesiją jis rinkosi tarp architektūros ir teologijos. Ir pas jį daug kūryboje įvairių iki šiol nesuprastų simbolių, idėjų. Iš tikro mes iki šiol net ne visai suprantame, ką reiškia ta didžioji bažnyčios statyba ir kokios jėgos už to slypėjo ir netgi kokie finansai. Ir liūdniausia, kad kaip jaunas 42 metų architektas paliko šį pasaulį, tai netrukus jį paliko ir praktiškai visi jo kūriniai. Šitas Krokuvo Žalgirio mūšio paminklas buvo nugriautas, 3 kryžiai susprogdinti, o bažnyčia palaidota gyva. Vienintelis jo statinys Lietuvoje išlikęs, tai yra Šiluvoje koplyčia, kuri visai man net nepanaši koplyčia, irgi pabaigta jau po jo mirties, tai irgi nesam visai tikri, kad tai ir buvo tokia jo vizija. O žiūrint į Šiluvos koplyčios pirminį maketą, tai iš viso toks jausmas apima, kad žiūri į kokius senovinius ruinistų paveikslus, ar čia tikrai nauja buvo statoma, o gal atstatinėjama kažkas iš senovės išlikusio, kokie tai artefaktai. Na, dabar sunku pasakyti. Pačio Vivulskio biografija dar gan mažokai tyrinėta, ypač jo klajonės po Europą. Pavyzdžiui, žinoma, kad jis susitikinėdavo ir artimai bendravo su to pačio Adomo Mickevičiaus sūnumi. Tai kokius jie planus rezgė, kas slėpė tas keistas sugrįžimas į Lietuvą, jo vizijos ir netikėta mirtis. Galbūt jis net nenumirė, galbūt tik pasitraukė iš viešojo gyvenimo. Netgi tas pats Gaudis, su kuriuo labai lyginamas Vivulskis ir net labai panašus į jį. Irgi po kelių metų labai keistom aplinkybėm žuvo palindęs po tramvajumi. Architekto Vivulskio polinkį į misticizmą įrodo ir kai kurios netgi keistos atrodytų nereikšmingos detalės. Pavyzdžiui, ant bažnyčios stogo turėjo būti užkelta milžiniška
Jėzaus skulptūrą. Tačiau mes įpratę vadinti tai laiminančiu Jėzumi, nors bet kas, kuris nors kiek labiau studijavęs Bibliją, žino, kad ta poza ne visai tą reiškia. Tai yra epizodas, kai prieš įžengiant į Jeruzalę jis apverkė būsimą miesto žlugimą. Ir iš tikro, kas 20 amžiui Vilniui nutinka. Žlunga ne tik tai režimas carinės imperijos, žlunga netrukus Vilnių užėmusi kaizerinė Vokietija. Po to žlunga Vilnių užėmusi Pilsudskine Lenkija. Galų gale pati žydų, pavadinkim, antroji sostinė Šiaurės Jeruzalė, tai yra Vilnius, irgi žlunga. Žlunga Lietuva trumpai gyvenusi, kai atsiėmė Vilnių. Žlunga netgi ta pati galybė Sovietų imperija. Ir tik dabartinė jaunoji Lietuva vis dar gyvuoja. Galbūt dėl to, kad bažnyčia savo miega po betoniniais šarvais. Tai štai tokia gavosi šį kartą galbūt trumpesnė istorija, bet nemažiau įdomi ir paslaptinga. Tikiuosi sužinojote nemažai naujo. Ir kai keliausite Vivulskio gatve, dabar jau žinosite, kas tai buvo tas Antanas Vivulskis. Ačiū už dėmesį. Paspauskite patiktukus ar nepatiktukus, jei tokius randate. Ir iki greitų naujų susitikimų. Iki. O patiem kantriausiam ir ištvermingiausiam dar viena paslaptinga detalė. Po mirties Vivulskio švarko kišenėje buvo rastas raštelis su tokiais žodžiais. Kas tai? Atsisveikinimas, malda, vizija, o galbūt testamentas? Spręskite patys. Nesigraužk dėl nieko, nebijok likimo rykštės, visa tai yra dulkės. Dievas yra nekintantis, o tavo tikslas spindintis. Eik ištvermingai, kiek tik turi jėgų. Tas, kuriame Dievas pasirinko savo buveinę, tas gyvens.